Sveiki, mylėjai. Mano vardas Lolita Verdi, kas mane nežino, ir šiandien noriu pristatyti Eglę Kislovskę. Mes nesame labai artimai pažįstamos, bet kaip man atrodo, jei ką, Eglė, galėsite mane pataisyti, turim nemažai bendrų sąlyčio taškų. Todėl ir labai norėjusi pakviesti jūs šiam pokalbiui ir šiandien kalbėsime apie moters kelią. Ir kas mus jungia? Kad mes abi esame moteris, taip, abi esame mamos, abi dirbame su žmonėmis ir su santykiais ir, pagrindė su moterimis turbūt, pasidalinsite. Ir abi domimės vedinėmis žiniomis. Ir Eglė yra Marinos Targakovos mokinė. Aš pati labai mėgstu klausytis Marinos paskaitų, nes jinai moka atverti širdį ir perduoti tą meilę Dievui kūrėjui. Ir visada stengiuosi dalyvauti, taip, faktas. Stengiuosi dalyvauti gyvuose susitikimuose, kai jinai būna mūsų regione. Ir iškart noriu paminėti, kad bus Jūrmaloje, taip, Liepos 18. Liepos 18 bus didelis Baltijos šeimų festivalis ir kam bus įdomu, mes nuorodą paliksim komentaruose. Ir taip pat Marina Targakova buvo labai artimai pažįstama su mano mokytoju Rami Blekt, todėl mes ir per mokytojus mūsų keliai irgi susikerta. Čia paminėsiu, kad Rami Blekt knygos yra išverstos lietuvių kalba ir irgi paliksiu nuorodą, kur galima su joms susipažinti. Taip pat Eglė yra Lietuvos sveikojų sąjungos narė, prezidentė. Taip, Ne, valdybos narė. Prezidentas yra kitas mūsų, Simonas Dailidė, o aš esu valdybos narė. Aha, aš irgi jau maždaug 20 metų stengiuosi gyventi pagal sveikos gyvensenos principus, todėl manau, čia irgi turėsime panašų požiūrį į gyvenimą. Ir šiandien mes nusprendėme pakalbėti apie moters kelią, apie moterį, santykius, gyvenimą, laimę. Ir aš pati konsultuoju moteris, 98% mano klientai yra moteris ir temos yra įvairios, ir santykiai, ir šeima, ir savirealizacija, savo vietos gyvenime paieška. Ir kaip psichologė aš žinau, kad yra tam tikrai moters brandos etapai, gyvenimo periodai, perėjimai, iniciacijos. Bet kaip astrologė aš taip pat aiškiai matau, kad kiekvienos moters likimas, charakteris, gyvenimo kelias, jis unikalus. Ir kartais jis netelpa į jokias teorijas ir modelius. Todėl noriu pradėti nuo klausimo, kaip jūs matote, kas yra moteris ir kas yra moters kelias. Ar yra bendras kelias, kurį reikia praeiti kiekvienai moteriai, tam tikros pamokos, etapai, ar vis dėlto kiekviena moteris turi savo visiškai unikalų kelią? Kaip jūs matot? Labą dieną, ačiū labai, kad pasikvietėte pakalbėti apie moters kelias, apskritai apie moteriškumą, apie moteris, kitaip tariant, apie mūsų gyvenimą. Jisai yra visoksai. Ir apie moterį tikriausiai būtų galima labai daug kalbėti iš įvairių rakusų ir įvairių kampų. Ir norisi man perduoti Aleksandro Hakimovo, gal kažkada tai, kai jisai uždavė klausimą vyrui, sako, kas yra moteris? Ir vyrai ilgai galvojo apie tai, kas yra moteris. Ir vėliau Aleksandras Hakimovas sako, moteris visų pirma tai yra mama. Tai yra visų pirmiausia mama, dėl to, kad mes irgi atsiradome iš savo mamų, teisingai. Ir jisai bando atskleisti per tai, kad nes į moterį galima žiūrėti įvairiai labai. Vieni žiūri į moterį kaip į geismo objektą, kiti žiūri į moterį kaip į mamą, kiti žiūri į moterį kaip į skirtingose vaidmenyse.
moteris gali būti, bet kada Aleksandras Zachimovas pasakė būtent, kad moteris yra kaip mama, tada labai pamenu, man buvo įdomi vidinė savijauta, o ką reiškia kaip mama, tai kas ta mama, ką tada jinai perduoda, kokios jos yra atsakomybės gyvenime, kiek, kaip jinai gyvena šitą gyvenimą. Todėl moteris gali būti ir verslininkė, daug moteris sakytų, ką dabar, jeigu aš vaikų neturiu, tai aš ne mama, ne. Ne, tai tarsi mes galime, kas yra ta mama, tai tikriausiai per kurią reiškiasi labai didžiulis rūpestis, ar ne, atsakomybės klausimas. Ir mumise tada skleidžiasi dar kitoksai moteriškumas. Jeigu aš prisiminčiau save, kokia aš buvau, kai aš nebuvau mama ir kada aš tapau mama, tai yra du skirtingi atrodo žmonės ir abudu su jais ir su abiejais yra labai gerai, nes dažnai klausytojai galvoja, tai ką dabar, čia kažkas tai yra negerai iš tos pusės. Ne. Labai svarbu mums domėtis galbūt kaip moterims apskritai apie savo gyvenimo paskirtį, apie gyvenimo misiją. O Marina Targakova irgi sako, ir vediniai žinios sako, ir kiti humanistinės pedagogikos atstovai sako, kad moters pasaulis, kaip aš skambu, tokiame pasaulyje ir gyvenu. Tokį aš pasaulį aplink save kuriu. Jei, arba dar kitas yra mąstymas, kada moteris yra motina gamta, ar ne, dar iš kitos, nes jinai kuria, jinai palaiko, jinai aplinką formuoja. Labai, žodžiu, daug galima iš įvairiausių pusių kalbėti apie tai, o kas yra moteris. Ir vėliau dar, kaip sakoma, moters kelyje vienokiu būdu reiškiasi meilė. Ir kaip ta meilė reiškiasi iš moters, ar ne, kada jinai gali būti ir meilė gali reikštis ir griežtume, meilė gali reikštis rūpestėje, meilė gali reikštis gražiuose žodžiuose. Žodžiu, mes esame labai tokios visapusiškos tikriausiai asmenybės ir turinčios labai rimtus įsipareigojimus prieš kitus žmonės, nes aš nesu pats savo vienas, aš esu didžiulis pavyzdys kitiems. Tai va, ir tada kyla klausimas, o koks esu pavyzdys? Taip, ačiū, labai giliai atsakėte. O kaip Jūs galvojate, moterimi gimsta ar tampa? Ar tai yra prigimtis ir nereikia jau moteriai nieko atskleidinėti, nes viskas yra viduje? Ar vis dėlto tai yra kelias, per kurį moteris turi pereiti ir kažką atverti savyje, tam tikras savybės, tą pačią meilę, motinos instinktas, taip? Vienas iš pedagogikų atstovų yra pasakęs, kad žmonėmis mes gimėme, bet tikrais žmonėmis mums dar reikės tapti. Todėl tai, kad mes turime šitą žmogaus kūno formą, tai dar nereiškia, kad mes joje realizavome save pagal tai, kiek mes joje galime save realizuoti. Todėl ir moteris mes galime stebėti įvairias. Vienos yra atskleidusios save, kitos dar besiskleidžiančios kaip gėlės žiedas, žinote, užaugo, jis pradžioje užsidaręs, o vėliau po truputį skleidžiasi ir tam, kad jisai pražystų, mums reikalingas tobulėjimo kelias, savęs pažinimo kelias, savo paskirties atskleidimo kelias. Ir tikriausiai galima būtų sakyti, kad mūsų kaip žmogaus paskirtis yra savyje tobulinti geriausias savo savybės, jas atskleidinėti ir niekada nenustoti mokintis. Todėl tai visą laiką yra tam tikras kelias. O mano mokytojas Rami Blektas su humoru, bet tuo pačiu rimtai labai dažnai kartodavo, kad moterims uždrausta per daug galvoti. Jis sakydavo, kad kai moteris daug galvoja, analizuoja, kontroliuoja, ji praranda labai daug savo moteriškos energijos. Nes moters stiprybė yra ne tik galvoje, ne tiek galvoje, kiek jausme, intuicijai, būsenoje. Ir aš pastebėjau, kad šiais laikais, net ne šiais, kai ir aš buvau maža, mažai kas klausdavo mokykloje, darželėje, ką tu jauti. Taip, daugiau, ką tu galvoji, ką tu planuoji, kur tu studijuosi, ar tu čia išanalizavai ir taip toliau. Ir nors, ką tu jauti, manau, svarbu klausti ir vyrus, ne tik moteris, bet įdomu paklausti, kaip jūs matote, kur moteris daugiausiai praranda savo energijos, kas labiausiai išsekina moterį?
Tikriausiai ne vienas yra dalykas. Mūsų visus, ne tik tikriausiai ir moterį, čia galima kalbėti apskritai apie žmonės mūsų visus, neskirstant į tam tikras lytis, nulatinė kontrolė. Moterį labai sekina, kad būtų taip, kaip būtų, kaip jūs sakote, galvojimas, bet galvoti nėra blogai. Svarbu, kad tu turėtum su kuo kartu galvoti. Tai reiškia, kada mes patys pasiliekame savo protę, tai mes ir mąstome iš to, kas tenais yra, bet mes negalime galbūt daugiau, mums labai reikalinga kalbėti ir išsikalbėti. Ir kada mes esame tarp kitų žmonių, bendraminčių, draugų, bičiulių, mokytojų savo, mes galime greičiau viską išsiaiškinti. Mums labai stipriai sekina tokie dalykai, kada mes užsiveliame savo proto žaidimuose. Labai daug prarandame energijos. Ir jeigu mes neišsikalbame, moteris, žinote, kada, kaip moterų klausia, čia juokas kaip yra, kas tau yra? Ir moteris labai dažnai sako, man nieko nėra. Man nėra nieko, bet tu žinai, kad jau tenais viduj tikrai kažkas yra. Jeigu moteris sako, kad jai nieko nėra, 100% tenai kažkas yra. Ir va tas negebėjimas mūsų kalbėti, išsisakyti, mokėjimas kalbos kultūros, išsisakyti, kaip aš jaučiuosi, taip, kad taip mane kad gebėtų priimti, kai aš išsikalbu, ar ne, arba emocijų mūsų pasaulis vadinasi, jeigu mes jų neišgyvename, neišsakome, neišjaučiame, mes labai daug energijos prarandame. Nuo to, kad mes vis bandome kažkaip tai kitaip ir mums būtina reikalingos tam tikri dalykai, kur mes galime pasisemti energijos. Nes va tame galvojime, tada tame užsikabinime, tame kontroliavime, kad būtų taip, kaip aš noriu, kad būtų ypatingai santykiuose su vaikais, mes mamos puikiai žinome, kiek mes prarandame energijos, jeigu vaikai neteisingai dantis valosi, nepasikloja lovos, nepasižiūri, nepasako žodžių, nesupranta mūsų emocijų pasaulio, dar mes pradedame iš jų to reikalauti. Tai mes prarandame daug energijos, nes mes norime, kad viskas būtų dažnai taip, kaip mes norime, kad būtų. Ir va šitame dalyke mes prarandame daug labai savęs. Todėl mums reikia mokintis kitaip. O kai reikia mokintis, yra nepaprasta, bet yra visą laiką labai įdomu matyti ir save, ir stebėti. Čia dar norėčiau pasakyti, kad kartais mes moteris, bet ir vyrai taip pat ne tik, kad negalim išsakyti savo emocijų, bet negalim net jų įvardinti ir atpažinti. Nes kai pradėjau, atsimenu, mokytis vertybėmis grįstos psichologijos institute, tai taip ir būdavo, kad pas mus yra susitikimai ir kada tas klausimas, ką tu jauti, tai yra tas nuolatinis, kuris buvo institute ir dauguma sako, nu gerai arba blogai, vat ta skalė tokia yra, bet kad tų atspalvių net nėra, o kada tu negali įvardinti, kada tu neįvardyji, tada tu tai ir nematai savyje, tada tu tai ir nejauti. Todėl tas klausimas, ką tu jauti, taip ir net vat, konsultuojant, vaikų horoskopus sudarant, ypač mergaitėms, aš visada mamoms sakau, kad jūs tą spektrą emocijų atpažinti, net tos pavadinimus su vaiku, kalbėkite apie tai, kad jis tos niuansus galėtų atpažinti. Taip, tai labai yra svarbu. Emocijų pasaulis yra labai didžiulis pasaulis. Ir jeigu mes nepažįstame savo emocijų, mes nežinome, kaip mes jaučiamės. Ir tada mes taip ir vardinam, kaip ir jūs ir sakote, ne, kad gerai, blogai, normaliai. Čia dažniausiai yra atsakymai visų žmonių. Aišku, atskleisti savo emocijas mes turime turėti ryšį su kažkuo tai, ką mes jam galėtumėm atskleisti save, ar ne? Ir dar ne faktas, kad jos bus priimtos tos emocijos. Todėl čia yra toksai labai didžiulis klausimas, su kuo, kaip, kada gebės, negebės. Ir dažnai moterims ateina nusivylimas, kad jų emocijos nėra priimamos ir kažkoks tada kaltinimo jausmas, nuoskaudų jausmas ir mes po truputį užsidarome, tuo tarpu, kai reikia atvirkščiai elgtis, ar ne? Tai taip, emocijų pasaulis yra labai platus ir apie jį reikia domėtis, ypatingai mums, nes mes emocionalius. Norim to ar nenorim, taip yra. Vienas daugiau, kitos mažiau. Mhm. Čia aš padarysiu tokį trumpą intarpą mūsų žiūrovams, kad jeigu jums įdomus tokie pokalbiai, tokios temos, kviečiu palaikyti, tai paspausti patinka, pasidalinti video su moterimis, kuriuom gali būti naudinga, prenumeruoti mano Eglės kanalus, tam, kad galėtumėte sekti.
Ir kitas klausimas, kuris natūraliai išplaukia iš praeito, mes pakalbėjom, kur moteris praranda energiją, o kurgi jinai gali pripildyti save. Nes jeigu pažiūrėti iš astrologinės pusės, pagrindinės moteriškos planetos, Mėnulis ir Venera, taip ir Mėnulis kaip tik susijęs su motinystė, emocijomis, vidinė ramybė, gebėjimu kurti tokią jaukią aplinką saugumo. Ir jeigu vėlgi iš astrologinės pusės, na, keletą tokių ten mėnulio harmonizacijų ir per muziką, ir per maisto gaminimą, ir per kūrybą, rūpinimąsi kitais, per motinystę. Taip, mėnulis kaip tik jūs ir minėjot, kad prieš motinystę buvo vienas žmogus, po motinystės kitas žmogus. Mėnulis įsijungia ir jau kitos energijos. Per psichologiją, bendravimą. Venera susijusi su grožiu, estetika, su galimybė kurti harmoniją. Nors labai įdomu, kad Venera dar ir susijusi su besąlygiška meilė. Nors Vedų astrologijoje tai yra vadas demonų, bet jinai susijusi su ketvirta čakra ir besąlygiška meilė. Tai Venera harmonizuojama per meną irgi per santykių kūrimą, net ir per savo socialinės paskirties realizavimą. Kokia jūsų nuomonė? Kas moteriai padeda atgauti jėgas, kur jinai gali pasisemti resursų, energijos? Tai nėra tai, kad tai yra mano nuomonė. Tai lygiai taip pat yra gautos žinios, ar ne iš psichologijos, iš Marinos Targakovos paskaitų ir iš kitų lektorių. Tai visų pirma, mes galime kalbėti ir tikrai moteris tą žino, bet mes nedarome. Tai jeigu taip surezumavus, tai labai yra toksai geras balanso ratas vadinamas, ar ne, kada mes pasižiūrime savo fizinę būseną, tada savo emocinę būseną, intelektualią būseną ir dvasinę būseną. Ir labai dažnai, kadangi kai aš vedu Mamą prašau nešau kursus, moteris būtent ir daro šitus namų darbus, pasižiūri, o kiek jinai skiria fiziniai veiklai, nes mes turime visas savo šitas sferas įveiklinti. Nes jeigu nors viena sfera, jinai kaip yra silpnesnė, labai galime pasižiūrėti ir ją patemti. Pavyzdžiui, sakykime, mamos sako, ne tik mamos ir moteris sako, ar ne, nu aš nieko nedarau savo dėl fizinio savo kūno. Nu, tai gerai, kad turėtume energijos, tu turi jį kažkaip tai veiklinti, tą savo fizinį kūną, nes priešingų atveju tu jos neturėsi, ar ne, tai šokti, dainuoti, žodžiu, bet ką daryti, ar ne, kas susijęs su fiziniu kūnu, sportuoti, eiti pasivaikščioti, bet kas. Tai mums padeda. Tada yra emocinis kūnas. Kaip mes išgyvename savo emocijas? Kaip mes jas reiškiame, ar mes jas pažįstame, koks yra tas mūsų būtent emocijų pasaulis. Tada yra intelektualinė sfera, kada mes turime duoti savo intelektui žinių. Jeigu mes tik tai atiduodame, kaip žiūrime įvairią informaciją, tiesiog sėdime socialiniuose tinkluose, kažką tai braukiam, nieko negaunam, ar ne, arba nes iš esmės mes visą dieną, visą laiką savo energiją atiduodame, todėl mes turime žiūrėti, kur mes ją pasikrauname. Todėl intelektui mūsų yra reikalingos žinios, kad mes galėtumėm jaustis irgi turėtumėm energijos. Ir dar yra dvasinė pusė, kuri labai dažnai žmonėse būna tokia kaip, jeigu įvertinti nuo 0 iki 10, 2, 3. Ar ne? Ir dabar ta dvasinė pusė, jinai yra įvairiausia. Kiekvienas pasirenka savo praktiką. Ar, sakykime, tai yra tam tikrų paskaitų klausimas dvasinių mokytojų, ar tai yra maldos, ar tai yra mantros, ar tai reiškiasi kažkaip tai per kūrybą, tam tikros paieškos dvasingumo, ar ne, įvairiausiais kampais, bet jeigu mes užmirštame šią sferą, mums bus sudėtinga. Taip pat dvasiniam dalykų yra priskiriama ir ankstyvas rytas, ar ne, ankstyvo ryto energija, jeigu mes dieną galėtumėm pasižiūrėti, kiekvienai reikėtų pasižiūrėti mūsų diena, Vedos taip sako, ar ne, kad mūsų diena yra suskirstyta į 3 energijas, kurios vadovauja. Tai yra satvos energija, kuri yra, dabar jau užskrito žodis. Radžas? Ne, tai satva, radžas, tamas, tai yra sanskrito kalba, bet... Dorybės. Kaip? Ačiū. Dorybės energija, tada yra aistros energija ir neišmanimo energija. Ir reikia pasižiūrėti, o kada mes keliamės ryte,
Jeigu mes labai miegame ilgai, gali būti, kad mes tenai prarandame energiją, ar ne? Tada yra aistros energija, dienos energija, kada mes veikiame, darome, daug labai dalykų atiduodame, ar ne? Ir tada yra tamoso energija, tai yra neišmanimo energija vakare. Jeigu mes ilgai žiūrime filmus, kur einame miegoti, vakarai, dėl to sakom, ar ne, vakariais nesikalbėkite apie jokias problemas. Nėra reikalinga, dėl to, kad nieko galite neišspręsti. Geriau tai darykite anksti ryte. Jau visai yra kita nuotaika, ar ne? Todėl mes turime žvelgti į tai, ką mums suteikia gamta, tai, ką mums suteikia žinios senovinės, kaip pažinti tą gamtą. Ir tada vėl mūsų energija yra visa kita. Todėl reikia per įvairiausias rytis žiūrėti, kaip kitos energijos galim prisikaupti. O galima žinią suteikti, bet ne visi žmonės tą daro. Tiesa. Dėl trijų energijų temos labai palaikysiu. Rami Blektas turi labai tokią išsame knygą apie tris energijas, jinai yra anglų kalba ir aš labai tikiuosi, kad bus išversta į lietuvių kalbą, kaip tik dabar planuoju tuom užsiimti. Ir kada aš sužinojau trijų energijų temą ir pradėjau, kaip aš irgi savo klientams siūlau, pradėkite atpažinti, va dabar ką jūs valgote, kokioje tai energija, ką jūs žiūrite, kokioje tai energija, knygą įmate, kokioje energija. Net iš astrologinės pusės, kaip Rami sakė, jeigu maksimaliai, kiek įmanoma vakarų pasaulyje realizuosite satvą energiją, visos planetos stengsis jau duoti gerus rezultatus ir net nereikia labai stipriai net ir žinoti savo horoskopą, taip, kad ateities ten kas nori. O jau viskas gyvenimas pradės keistis ir dėliotis kitaip. Tai tikrai palaikau, kad šitą temą reikėtų pasigilinti, tas, kas nori savo energiją atkurti. Kitas mano klausimas bus apie stiprias moteris. Mes dabar gyvenam tokiu laikotarpiu, kai moters gyvenimas stipriai pasikeitė, jeigu lyginant ten 100 metų arba 200 metų atgal. Ir taip yra, kad dažnai tenka ne tik rūpintis vaikais, namais, santykiais, bet ir uždirbti pinigus, išlaikyti šeimą, taip priimti sprendimus, ten būti stipriai ir labai daug vienų moterų. Taip ir turi labai daug atsakomybių. Kaip tokiai moteriai neprarasti moteriškumo, tos būsenos vidinės, kai gyvenimas reikalauja būti labai tokia stipria ir viską nešti ant savo pečių. Iš tikrųjų, mūsų, kaip ir sakot, ar ne, Lolita, kad toks pasaulis dabar yra ir mes jame turime prisitaikyti gyventi. Ir aš, pavyzdžiui, galiu sakyti, o jūs, Lolita, nesate stipri moteris? Irgi esate tikriausiai stipri moteris. Apie mane tikriausiai kas nors iš šono galėtų irgi tai pasakyti, ar ne? Ir moteris jos psichologiškai iš tikrųjų yra labai stiprios ir labai labai daug dalykų gali atlaikyti. Svarbu tikriausiai mums į gyvenimą nepamiršti, vis dėlto įnešti kažkokių tai dalykų, kada mes ne tik tai esame susikoncentravę į tai, kaip mums reikia išlaikyti šeimą, išlaikyti vaikus, savo nekilnojamą turtą ar dar kažką tai, nes ten mes prarandame labai daug energijos. Jeigu galų gale, kaip jūs vadinate, esate ta stipri moteris, tai vis tiek reikia nepamiršti kažką tai padaryti dėl kitų, bet ne tik dėl vaikų savo ir panašiai. Paimti, pavyzdžiui, iškepti pyragą kam nors, nešti, padovanoti, nepamiršti tokių kažkokių tai moteriškų ritualų, tam tikrų besirūpinimo savimi, ar ne, kad iš tos stiprios moters galima būtų tapti ir šiek tiek silpnumo savo. Kitas dalykas, labai yra svarbu žmonės, kurie aplinkui mus supa. Kokie mus supa žmonės, kad mes galėtumėme pasidalinti dėl to, kad, matote, ta stiprybė jinai irgi yra įvairiausia. Jeigu mano koncentracija tik tai yra į darbą, kaip uždirbti pinigus ir išlaikyti, tai greičiausiai manyje bus nemažai įtampos. Ne? Ir vaikai lygtais man gali pradėti trukdyti, nes juos reikia nuvežti, viską padaryti ir aš čia viena darau. Labai atsiranda didžiulė koncentracija į save, kada mes bandome viską apriepti vienos pačios. Ir čia yra nepaprasta. Ir tada atsiranda toksai dalykas, o aš pasitikiu šitame gyvenime, kad ne aš čia viena veikiu.
Ne aš viena šitame gyvenime stoviu ir viską turiu pati savo padaryti. Ar ne, kad yra dar kažkas aukščiau už mane galbūt, kad yra kažkokios tai aukštesnės energijos. Vieni tai vadina gyvenimu, kiti tai vadina dievu, kiti tai vadina dar kažkaip tais, ar ne. Ir kada mes suprantame, kad mes galime būti dėkingos už tai, ką mes turime, kad mes turime darbą, kad mes galime išlaikyti, kad mes turime vaikus, kad mes galime jais pasirūpinti, visko tiek daug. Tai tada pas mumise pradeda būti dėkingumo energija, o ne koncentracija tik tai į save. Kodėl aš viena turiu tiek daug daryti? Vat nesenai turėjau irgi moterį, kuri sako, aš ir ten žiūrėk darau, ir ten darau, ir ten darau, ir ten darau, ir ten darau, ir aš jau čia jaučiuosi visai išsibaršiusi, ar ne, ir panašiai. Ir aš atsimenu ir man Marina Targakova vieną kartą yra pasakiusi, sako, tu tiesiog esi nedėkinga. Nedėkinga, kiek tu daug turi ir kiek tu daug gali. Ir kai mes šitą visą apverčiame dalyką, kad aš tikrai galiu, kad aš turiu vaikus, kuriais aš galiu rūpintis ir kuriems aš esu reikalinga, kad aš turiu namus, kuriais galiu rūpintis ir kuriuose gali gyventi gražiai žmonės, kad aš turiu darbą, kuris man duoda finansinį stabilumą ir iš to finansinio stabilumo aš galiu dar ir kitiems padėti, ar ne, kažkam, tai tada manyje atsiranda daugiau laisvumo. Bet kai aš galvoju, kad viskas priklauso tik nuo manęs ir jeigu aš dabar nedirbsiu, tai gyvenimas sugrius, tai ne faktas, kad tai bus. Ir va tada atsiranda mumise toksai laisvumas tarsi. Tai va kiek mes pačios savo sugebame sukurti įtampos, galvodama, kad aš pati čia viską vežu. Nieko panašaus. Nei tu pati, nei ką, tu tiesiog pati viską apsiėmei savo, pastatei save į centrą ir galvoji, kaip aš dabar čia viską sureguliuosiu. Ir va šitoje pozicijoje visą laiką bus didžiulė įtampa, didžiulis stresas, didžiulis nerimas. O tai, kad ten turėti savo visokiausių ritualų, tai ką aš pradžioje sakiau, tai yra gerai, bet to gali nepakakti. Dėl to, kad reikia save truputį patraukti iš centrinės pozicijos ir pamatyti visumą gyvenimo, kieno dėka tu tokia tapai. Nes dažnai žmonės galvoja, kad tik tai savo dėka aš tapau tokia. Ir gyvenimas mane privertė tapti tokia. Tai čia mes turime dar dvi tokias labai rimtas pretenzijas. Viena pretenzija gyvenimui, o kitas dalykas, kad aš pati. Dvi labai rimtos klaidos. Ir dėl to yra reikalinga tas požiūrio savo praplėtimas, kitų neuroninių jungčių atsiradimas, jeigu moksliniais terminais, tai netruputį. Tai va, tai ir tada mumise atsiranda daugiau laisvumo. Bet tai paleisti iš savo patirties, žinau, yra labai sudėtinga. Dėl to yra reikalinga kiti žmonės, kurie tau gali padėti. Mums vienoms yra iš tikrųjų labai sunku. Marina Targakova daug veda moterų lyderių, ypatingai Kazakstane, moterim tikrai lyderiam, kurios yra įrašytos jau į lyderių šimtukus ar ne ir panašiai. Ir visos jos, kaip susitarusios, sako lygiai tą patį. Mes visko gyvenime pasiekėme, viską gyvenime turime, bet santykiai su savimi ir su aplinka. Kažkodėl mes čia ieškome žinių. Ne? Ir to laimės pojūčio mes vis tiek ieškosime, norime mes ar nenorime. Taip, sutiksiu, nes net iš psichologinės pusės mes, būdami savo sistemoje, mes negalim daug ką pamatyti, nes nuo ko ir pradėjote jūs, mąstome, bet mąstome savo ribose, savo programų ribose, įsitikinimų ribose. Ir reikia kažkokio žmogaus, kuris nėra mūsų sistemos dalis, kad jis mums pagelbėtų pamatyti save iš šono. Ir kartais irgi per konsultacijas moteriams ir vyrams, kurie labai mėgsta kontroliuoti, kurie yra tokie mobilizacijos būsenoje. Taip, jiems atrodo, kad tuoj jie mobilizuosis, čia viską kontroliuos ir kontroliuos visą gyvenimą. Bet vyksta išsekimas. Tokią metaforą siūlau įjungti į YouTube bet kokį filmuką apie kosmosą. Ir pažiūrėti, kokio dydžio yra apskritai mūsų visata ir mūsų kosmosas. Ir su humoro jausmo sakyti savo, visą tai aš bandau kontroliuoti. Visą tai aš bandau kontroliuoti. Ir tada supranti, kad tai iš vis ne pagal tavo kompetenciją, kad tai yra didžiausia iliuzija, kurią tik galima sugalvoti savo. Yra toks posakis, atsiprašau, jeigu pertraukiu, yra toks posakis, kai sako, ar ne, jeigu žiūrėti iš viršaus, kai pakilame iš lėktuvo, jeigu dar aukščiau, kad mažoje žemėje, jeigu žiūrint iš kosmoso, mažoje šalyje
mažame miestelyje, mažame butuke ar namelyje gyvena mažas žmogus, kurio net nesimato su savo didelė problema. Taip, Labai susireikšminame iš tikrųjų dažnai. taip, ir vat humoras yra vienas iš tų būdų pamatyti save iš šono, pasijuokti ir atsipalaiduoti. Na ir kaip paminėjot, tą praktiką dėkingumo, jinai iš tikrųjų yra galinga, nors daug kas ją dabar daro, jinai tokia populiari, bet daryti ir jausti, tai iš tikrųjų tai yra visiškai kitokie dalykai, nes iš astrologinės pusės taškas erdvėje, taip vadinama, ne planeta Rahu, bet ta epocha, kurioje mes dabar gyvenam, kada daug norų, jie nuolatos žadinami, tai stipriausia harmonizacija, taip, dėkoti, pradėti stebėti, kiek mes jau turim ir pradėti už tai dėkoti, nes tas deficitas taip atrodo per mažai, man dar per mažai, dar per mažai. O kai pradedi dėkoti, pradedi taip liktai nuimi akinius ir matai, o kiek visko jau mes turim iš tikrųjų. Tai yra didžiulė koncentracija į save, tiek dirbant su paaugliais stovyklose. Labai, mes nematome tiesiog to, nes mes norime, kad mums būtų gerai. Tai ne dėl to, kad mes kažkokie tai blogi ir panašiai, bet dėl to, kad mes norime būti laimingais. Ir iš to noro būti laimingais truputį susipainiojame ir labai visko siekiame savo. Plius sistema mus dažnai dar mokina, kad tu turi pasiekti pats, tu turi viską padaryti pats, tu turi, žodžiu, tapti nepriklausomu, tu turi, viską būti. Ir šioje dalyje yra didžiulė įtampa, nes tu ne pats. Tada tu nepastebi kitų žmonių, nieko tu ne pats. Tai pabandyk pats, vienas būdamas. Žinias gauti, jeigu neturėsi knygos, iš kurios paskaityti ar ne. Pabandyk pats atsisėsti, jeigu tau bus duotos tokia duotybė ar ne, iš prigimtinė, tai gal tu kažką ir išmąstysi, bet tu vis tiek turėsi prisiliesti su tam tikra materija, kad tu galėtum kažką tai sugalvoti. Tai ir klausimo, ta materija iš kur? Ne pats, tu turėjai galimybę pastebėti kažkokius dėsnius, kaip kas veikia, kas ką daro, kad tau ateitų tam tikras suvokimas. Tai čia labai yra stipru, tik mes, koncentracija būna dažnai kitaip nukreipta. Taip, mums atrodo, kad mes patys, bet kaip viena mano mokytoja irgi sakė, o jeigu jūs arba ten tu gimtum 5 mergaitė Irake, ar pasiektum tų aukštumų, to išsilavinimo ir taip toliau, kur atrodo pats, nors pats jau ir aplinka, net ir ta sistema yra ten aišku ir trūkumų, bet vis tiek mes turim galimybę, taip, ir prie žinių, ir prie išsilavinimo, ir tikrai ne viską patys. Tai tikrai tokia labai svarbi tema. Mhm. Pradžia buvo pokalbio ir kaip jūs paminėjot, kad moteris tai yra mama, o daug moterų dabar nenori. Taip, šeimų, nenori turėti vaikų, bijo santykių, child free tokia irgi populiari ta tema. Aišku, horoskopuose mes galim tai matyti, bet kai kur to nesimato, kad viskas liktai yra gerai ir turėtų moteris to siekti ir turėtų turėti, bet jinai kažkaip pati to atsisako. Irgi dėl tam tikrų įtaigų. Kaip jūs galvojat, ar sutinkat dažnai tokias moteris ir kaip į tai reaguojat, ar bandote kažkaip įtikinti, ar parodyti kitą kelią? Koks jūsų požiūris į tai? Žinote, pasirinkimo teisės iš mūsų niekas neatima. Taip. Mes renkamės, kaip gyventi. Ir nuo to, kaip mes pasirenkame, kaip gyventi, mes taip ir gyvensime. Todėl čia nei gerai, nei blogai, yra taip, kaip yra. Ir tos moteris, kurios renkasi dėl tam tikrų priežasčių tokį kelią, ten svarbu pažiūrėti, o kodėl aš tokį kelią pasirinkau. Yra prigimtiniai dalykai, kur tu nebūti, žinote, kaip yra viena moteris, kuri negalėjo turėti vaikų, bet po daug metų pas ją yra 100 vaikų, pavyzdžiui, nes jinai prižiūri vaikus, kuriuos tėvai, pavyzdžiui, paliko. Tai vienas ar ne, irgi atvejais, kartais tave gyvenimas nuves ten, kur tu net nesitikėjai. Tu gali norėti, gali nenorėti, nes tu atsidursi tokiose aplinkybėse, kur tau tiesiog bus tai duota.
Kitigi labai rimtai renkasi ir specialiai nuo savęs tai atstumia dėl tam tikrų išgyvenimų, dėl tam tikrų įsitikinimų ir, ir tarsi patys keičia savo dalį, savo likimą, ar ne, patys daro tam įtaką. Ir irgi bus pasiekmes vienokios ir kitokios, geros ar blogos, jos vis tiek bus. Kitomgi moterim yra neduota turėti vaikų. Ir jos irgi save gyvenime realizuoja ir ieško šitoje vietoje, ar ne, o kaip dabar jom veikti. Todėl čia nėra vieno atsakymo. Kaip ir mokytojai sako, kaip ir šventraščiuose yra parašyta, pasirinkimas yra mūsų rankose. Kaip mes pasirinksime, taip, kur mes vairą pasuksime, ten automobilis ir nuvažiuos. Todėl labai svarbu suprasti, iš kokios būsenos mes darome tą pasirinkimą. Ar iš nuoskaudų, ar iš pykčio, ar iš savo išgyvenimo, ar iš dar kažko tai, kas galbūt man neleidžia skleisti tam tikros savo dalies dėl mano įsitikinimo. Nes yra toks irgi, ar ne, tokia yra labai gera formulė aprašyta, kur sako, mūsų mintis formuoja mūsų veiksmus, mūsų veiksmai formuoja mūsų įsitikinimus, o mūsų įsitikinimai formuoja mūsų charakterį ir nuo to viso priklauso mūsų gyvenimas. Ar ne? Tai mintis. Kokias aš mintis įsileidžiu į save, ko aš klausau, dėl ko taip atsitiko, formuojasi mūsų veiksmas tolimesnis. Ir kai mes pamatome šitą grandinę, visą mes galime savo atsakyti. Gali mums padėti atsakyti klausimą, kodėl aš būtent pasidariau tokį pasirinkimą. Ir tiek. Bet čia reikia taip moteriai tai suprasti, o jeigu jinai viena, kaip mes kalbėjom, savo sistemoje, tai priimant tos sprendimus iš tų vaikiškų traumų, tai tada taip ir vyksta. Žinote, gyvenime yra mokytojai sako taip, aišku, čia toksai žodis, kuris gali žmonėms nepatikti, bet nepriklausomai nuo to mes lengvų kelių neieškom, ar ne, tai yra žodis malonė, bepriežastinė, kaip dar, ar ne, jie vadina, bepriežastinė malonė. Galbūt tu susitiksi žmonės, kurie su tavimi pakalbės, kažkas išgirs šitą pokalbį ir pasakysi tiksliai, o gal aš noriu pagalvoti, o kiti neišgirs nieko, o treti dar kažką tai išgirs, o ketvirti persvers visą tai, ar ne, taip kaip jiems bus patogiau, ką jie ten iš to išgirs ir panašiai. Todėl mes turime suprasti ir tą dalyką, kad ne visi turi išgirsti, ne visiems yra duota išgirsti, ne visi mes atsiduriame tam tikrose situacijose, lygiai taip pat ir aš kažkur neatsiduriu, galbūt, nes man dar nelaikas gal kažką tai suprasti, ar ne. Todėl čia nei gerai, nei blogai. Čia yra toksai dalykas, vieni atsiduria, kiti ne. Dar kiti kalba apie tai, mokytojai kalba, kokia tavo karma, iš praeitų gyvenimų atėjusi, ar ne. Taip tu ir čionais esi. Taip tu ir toliau ir veiki iš to dalyko. Ir tau reikės tai pragyventi. O programa, jūsų vedama programa Moters kelias, taip galite plačiau papasakoti, kaip šita programa vyksta ir kokius, nežinau, klausimus gali padėti moteriai atsakyti, ką jinai gali padėti jai pakeisti gyvenimą. Tai visų pirma, tai gali iš pagrindų viską pakeisti. Ir čia taip gali garsiai nuskambėti, kaip čia taip įsitikinusi kalba, bet iš esmės tai taip. Ši programa Moters kelio yra sukurta pagal Marinos Targakovos knygą ir apskritai pagal Marinos Targakovos vedamas paskaitas ir gaunamas žinias, ar ne? Ir jinai ne tik tai Lietuvoje, dabar jinai ir Latvijoje vyksta, ir Vokietijoje, ir Kazakstane, ir kitose Europos šalyse, ir Italijoje bus ir panašiai. Ten, kur yra Marinos Targakovos mokiniai, ta programa ir bus. Dabar Kazakstane vyks 2,5 tūkstančio moterų renginys, būtent pavadinimu Moters kelias. Ir jinai gimė iš to, kad iš tikrųjų Marina Targakova mato, kiek daug yra vesdama paskaitas po visą pasaulį, jinai mato, kiek daug yra moterų kenčiančių nuo santykių šeimoje, kenčiančių nuo savo pasirinkimų, nesurandančių atsakymų ir panašiai. Mes irgi dabar, kai turėjome renginį, teko prisiliesti prie konsultacijų kartu su žmonėmis. Tiesiog santykiuose su sūnumis, santykiuose darbe, visur, kur mes turime su santykiais. Iš to gimė šita programa, kad būtent iš noro padėti, išgirsti moterims, kad gali būti kitaip. Ir nesvarbu, ar tu esi moteris lyderė, ar tu esi moteris lyderė savo namuose,
ar tu esi jauna mergina, galbūt studijuojanti, tau gali padėti tai gauti žinių, kurios tau padės pamatyti save gyvenime, atskleisti savo prigimtinės savybės, susitvarkyti su savo emocijų pasauliu, suprasti, kaip veikia šiame gyvenime tam tikri dėsniai, vat kaip mes ir kalbėjome apie 3 energijas, ar ne, neišmanimo, aistros ir dorybės, kokią jos turi įtaką. Žodžiu, iš esmės tai tokia yra visapusiška asmenybės ugdymo tema, vertybių, moteriškų vertybių priminimo tema. Dėl to, kad dabar pasaulyje yra labai viskas susimaišę. Labai daug diskusijų vyksta, ar ne, kas yra norma, kas yra nenorma. Normos ribos labai plečiasi, tarsi nebelieka jokių taisyklių. Ar yra taisyklės iš viso gyvenant šitame pasaulyje, ar ne, tai galima ieškoti į daug, žodžiu, atsakymų į klausimus. Tai vat apie tai jisai yra. Jis toks yra, 5 susitikimai šitame kurse, bet jisai yra startas pamatyti situaciją savo gyvenimo iš šono, pamatyti šitą pasaulį kitaip. Ir dar kaip čia praplėsti savo sąmonę, praplėsti savo matymą ir tai labai padeda spręsti gyvenimo kilusias užduotis. O vyksta online ar gyvai? Gyvai. Šį kartą darome gyvai. Mes esame labai daug mūsų išėjo į online, visi žinome per COVID, ar ne, kada prasidėjo, buvo atrastas naujas dalykas, bet ką mes pajutėme, kad labai jau trūksta gyvo bendravimo, nes tos jau langiukai ir aš iš Lolita matau langelyje, ne, ir jau norisi to tokio gyvo prisilietimo, gyvų klausimų, gyvo žmogiškumo, bendravimo, to tokio santykio ar ne artimesnio. Todėl pradedame nuo gyvo bendravimo, bet jisai tikrai išeis ir į online. Vėliau. Dabar norisi prisiliesti jau, žodžiu, nebe per išmaniuosius įrenginius. O dabar čia kada? Balandžio 15 mes startuojame, pradedame balandžio 15. Visai jau greitai. Taip. Ir Marinos Targakovos knyga lietuvių kalba irgi yra. Yra, taip, yra. Kviečiame irgi skaityti prasmingas knygas. Taip, daug moterų, kas perskaitė šią knygą, vienos moteris sako taip, aš žiūriu į viršelį, ne mano, nepirksiu. Žodžiu, praeina, arba neįsigysiu, nes praeina kokie metai 2. Sako, aš vis stebiu ir bandau suprasti, ką tas žvilgsnis reiškia. Kitigi pamato iš toli ir ateina ir sako, aš nežinau šitos moters, bet man įdomu pažiūrėti, apie ką tai yra. Kitosgi moteris būna po 4-5 kartus perskaito tą knygą ir sako, tai buvo knyga atverianti man supratimą, suvokimą į kitą matymą. Trečios, dar kitos moteris, žodžiu, daro taip, kad jos susitinka grupelėse, kiek man yra pasakojusios, ir aptaria. Nes ten yra pasakomų ir tokių dalykų, kurie supurto mus iš vidaus ir mes nesutinkame su tuo. Dėl to, kad šiuolaikinis pasaulis diktuoja visai kitas taisyklės. Ir va tada labai yra įdomu, kada esi ne vienas, žinote, kaip stebėti savo būseną, kada tu nesutinki su tuo. Dėl to, kad kartais būna nesąmonės rašo. Ta mūsų tokia pozicija, aš žinau geriau, iš karto save statau į centrą, čia yra nesąmonės. Bet kada tu leidi savo priimti, kad ir taip gyvenime gali būti, ir galbūt tu ir nepabandysi niekada taip, kaip ten rašoma tokia knygoje, bet kad ir taip gali būti, pas tave prasiveria priėmimo dovana, kad šitaip gali būti. Ne? Todėl nėra labai įdomi, kadangi pati užsiėmiau jos vertimu. Buvo vertėjai, organizavau visos šitos knygos išleidimą per Lietuvos Sveikuolių sąjungą. Tai aš žinau, kaip ir žinau, kokia tai yra didžiulė dovana moterims, kurios ieško gyvenime bendrystės, kurios ieško gyvenime santykių, kurios pavargo nuo tos kovojančios visą laiką už savo vietą pasaulyje, kad manęs neišgirdo, manęs nesuprato, visi nedaro taip, kaip aš noriu, ar ne, kurios ieško tokios ramybės, pamatymo kitaip, kaip gali būti, ir svarbiausia, noro išmokti kitaip. Jinai tikrai toms moteriams skirta. Taigi kviečiame skaityti knygas, nes dabar tai tampa ne taip populiaru, bet vertingas knygas tikrų mokytojų. Planuoju įgarsinti dar tą knygą. Bet, žinote, kaip visą laiką tų projektų nemažai ir norisi, žodžiu,
pasiruošti kokybiškai tam. Taip, va aš dabar pradėjau skaityti irgi video įrašinėti Rami Blekt knygos pokalbis su tamsos valdovu ir supratau, va jau 4 video trumpus padariau po 15 minučių ir matau, kad žmonėms patinka. Vat Mhm. toks formatas, trumpi tokie video ir kada įgarsini, labai geri atsiliepimai. Ir turbūt paskutinį klausimą užduosiu tokį kažkiek, galbūt trupučiuką filosofinį. Jei dabar turėtumėte tokią galę, galimybę palinkėti visoms pasaulio moteriams ir tai tikrai išsipildytų, ko jūs palinkėtumėte? Aš palinkėčiau pakilti virš visų situacijų, kurios gyvenime ateina ir pastebėti jas iš šono. Palinkėčiau matyti visą tai tarsi truputį iš viršaus. Ne dėl to, kad aš esu aukščiau, bet dėl to, kad aš galėčiau pasirinkti, kaip man gyvenime toliau veikti. Nes kartais mes įsisukame į tokius gyvenimo scenarijus, kuriuose mes nematome iš šono, o kaip mes veikiame, mes nematome iš šono, kas yra svarbu kitam žmogui, mes negalime išgirsti, negalime suprasti, vien dėl to, kad gyvename savo įsitikinimuose. Ir kada mums gyvenimas siunčia rimtus išbandymus ir kada mums gyvenimas siunčia užduotis, o tada mes galime pamatyti, kada mes tampame tų užduočių stebėtojais ir tampame ne tik tai stebėtojais, bet kada mes pradame tai matyti, mums viduje būna labai nepaprasta, galbūt kartais labai sudėtinga, bet kada mes pradame gyvenime veikti, pamatant, gaunant žinias, suvokiant, tada mūsų gyvenimas eina į pokytį. Tai va, aš kviečiu tapti savo gyvenimo pokyčių, kad pačios mes darytumėm pokyčių savo gyvenime. Taip, ačiū už labai gražų palinkėjimą. Taigi kviečiu pažiūrėti bus nuoroda į Eglės programą. Kam įdomu sužinoti savo individualų kelią, galite kreiptis į mane dėl astrologinės konsultacijos. Ir jeigu jums buvo įdomu, palikite komentarą, galite palikti klausimus, taip, ir jeigu bus daug klausimų, mes galim surenkti dar vieną video ir atsakyti į jūsų klausimus. Ir sėkmės. Ačiū, Eglė. Gerai, ačiū labai, dėkoju.